Sveikos, mielusios! Šis video bus visiškai kitoks negu mum įprasta, todėl kad šį kartą aš makiažą nedarysiu, o jį nuvalysiu. Ir taip pat parodysiu visą odos priežiūros rutiną, kurią darausi prieš einant miegoti. Tam net užsivilkau pižamą. Na ir prieš lepinant savo odą visų pirma reikia kruopščiai ją nuvalyti. Niekada, merginos, neikit miegoti su makiažu. Tai yra didžiausia klaida, kokią galite padaryti savo veidui. Na ir pradėsiu nuo dvigubos fazės makiažo valiklio. Ir čia aš turiu visą seriją Douglas Naturals odos priežiūros priemonių liniją. Ir kuo jinai yra ypatinga, tai kad jos sudėtyje yra organiškas arganų aliejus, kuris odą drėkina, taip pat ją minkština, žodžiu, tai yra vienas iš geriausių aliejų jūsų odai. Beje, ši visa priežiūros priemonių linija yra veganiška, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad į šią kosmetiką nėra įdėta jokių gyvulinės kilmės produktų ir taip pat ji nebuvo testuota ant gyvūnų. Tai thumbs up! Na ir prieš suvilgant vatos diskelius šią priemonę reikėtų sukratyti ir tada gausiai ją pašlakstykite ant vatos diskelių ir pradėkime valymą. Kai valote akis, iš karto nepradėkite trinti jų, o prieš pradedant judesius truputėlį uždėkite ir palaikykit prispaudus, kad visos priemonės pačios truputėlį patirptų ir taip kuo mažiau pažeistumėt blakstienas, taip pat kuo mažiau reikėtų jums akių zoną trinti. Na ir nuvalius akis, imkite švarų diskelį, jį suvilgykite ir nuvalykite likusį makiažą. Beje, mano akys yra labai jautrios ir man jas visuomet graužia, o naudojant šį valiklį nejaučiu jokio dirginimo akių, tai tikrai man jis labai patinka. Na ir baigus darbą valikliu, negalvokite, kad jau oda yra švari, visuomet naudokite prausiklį ir dar kartą visą odą nuplaukite. Ir šiam reikalui aš turiu valomasias putas, jos yra labai švelnios ir minkštos, todėl tikrai labai maloniai nusiplausite savo veidą. Oi, kaip cypia. Tai tiesiog išsispauskite putų ir sukamaisiais judesiais plaukite odą. Labai skaniai kvepia. Putas nuplaukite vandeniu arba vandeniu sudrėkintu rankšluosteliu. Trečias žingsnis, kurį darau tikrai ne kas vakarą, bet stengiuosi padaryti porą kartų į savaitę, tai palepinti savo odą kažkokią kaukę. Ir čia aš turiu 3 rūšių, tai yra šveičiamoji, atstatanti ir drėkinanti kaukė. Tai galite pakaitom vieną kartą naudoti drėkinančią ar atstatančią, kitą kartą šveičiamąją. Žodžiu, kaip jums patinka. Na ir aš šį kartą panaudosiu drėkinančią kaukę. Montažo stebuklas įvyko ir jau prasisuko 10 minučių, todėl galite kaukę nuvalyti taip pat šiltu vandeniu arba drėgnu rankšluostėliu. Na ir važiuojam prie 4 žingsnio, o tai yra odą paruošti toniku. Šis žingsnis tikrai yra reikalingas, todėl kad odą paruošus toniku visos kitos priemonės geriau yra priimamos. Na, o prieš drėkinant savo veidą, jį padengiu serumu. Jis nėra būtinas, tačiau tai yra papildomas toks ekstra dalykas. Tai yra kaip kokie maisto papildai, kurie neatstoja maisto, kaip ir serumas neatstoja kremo, tačiau tą rezultatą jisai pagerina. Užteks mums vos 2 paspaudimų ir lengvų sluoksnių gražiai padenkite švelniai savo visą veiduką. Leiskite serumui įsigerti ir kai jau jaučiate, kad oda nebelimpa, keliaukite prie kremo ir aš čia turiu Face Cream Night. Tai yra būtent nakčiai skirtas kremas, labai patogi pakuotė, todėl kad nereikia savo pirštų kišti į indelį, jį yra su paspaudimu. Tai vėlgi, daug kremo nereikia. O, ir vėl taip cypsi. Ir štai, porą paspaudimų
ir švelniais, nespaudžiamais judesiais įmasažuokite jį gerai į odą. Na štai, toks tikrai labai daug vargo nereikalaujantis, bet jūsų odai būtinas procesas prieš einant miegoti tam, kad jūsų oda atsigautų per naktį, regeneruotųsi ir iš ryto būtų graži ir pasiruošus atlaikyti naują makiažą.